Liublis numeris 2. Gerai, tai šiandien važiuosiu namo per kitą zoną, tai ne per zoną 20, bet dabar per 30 zoną, Donelaičio kapinių rajoniuką. Irgi su tam tikrom vietelėm, su vienpusio eismu. Tai tokį trumpą video apimantį tą 30 zoną ir kai kurias vietas. Ir bevažiuojant, aišku, pakomentuosiu. Aikštelė, dešinės rankos taisyklė, kaip išvažiuoju mašiną, aš ją turiu išsileisti, nes jinai man po dešinę. Jeigu moteriškė žino taisyklę. Nu, žodžiu, va, čia pavyzdys, kaip mes mokam taisyklės, ne? Tai jos buvo pirmums važiuoti, bet aš noriu namo. Močiutė eina per susikirtimą su mūsų keliu ir dviračių taku. Tai vis tiek mes turim prasileisti, dviratis, va kaip tik važiuoja. Žodžiu, turim prasileisti pilnai, nors ir tai nėra pėsčiųjų perėja. Jeigu egzaminuotojas tyli, vairuotojas savarankiškai turi vairuoti tiesiai. Tai tiesiai yra antra juosta, rodau posūkį, žiūriu aklą zoną, reikiuoju. Jeigu egzamino metu privažiavo eismo juostą, kuri leidžia važiuoti tik į dešinę, nors instruktorius jums įlėja, jūs vis tiek turit suktis į dešinę, nes kitaip iš tokios juostos jau važiuoti yra draudžiama. O ar jis pakeis egzamino maršrutą, ar lieps apsisukti ir grįžti prie to paties maršruto, tai jau priklausys nuo pačio egzaminuotojo. Žiediniai sankryžai bus pirmas išvažiavimas. Mūsų iš tos pusės žiedę galima išvažiuoti į pirmą išvažiavimą iš abiejų juostų. Tai grįžimas į pirmą juostą tik tada, jeigu nekirsit ištisinės. Jeigu į dešinę turit dvi, tai privalot važiuoti iš tos, kurioje ištisinės nekirsit. Nu tai mokiniai, mokinkitės tiesiog važiuoti iš antros. Tai va, po dešinę, jeigu dabar kirščiau ištisinę, egzaminą neišlaikyčiau, nes abi eismo juostos į dešinę leidžia išvažiuoti. Čia ne į dešinę, čia tiesiog į pirmą tą išvažiavimą. Iš antros eismo juostos važiuoju žiedę į antrą eismo juostą, rodau lauk ir išvažiuoju į pirmą išvažiavimą, tik į antrą jo juostą. Tai išvažiavimas pirmas, tarsi į dešinę, bet antra eismo juosta ir grįžimą darausi pirmą eismo juostą. Dabar privažiuosim sankryžą, kuri kažkodėl žmonėm nelabai suprantama. Tai va dabar turim mėlyną ženklą, rodantį, kad ta juosta, kurioje stoviu, yra tiesiai ir į kairę. Joje yra kliūtis. Jeigu važiuoju tiesiai, padarysim tiesiai dabar. Tai aš tiesiog važiuoju tiesiai palei mašinas, jeigu arčiau mašinų važiuoju lėčiau ir kai po šonų palieka bortelis, o nebe eismo juosta kairiai, galiu važiuoti ir greičiau. Ir tarkim man liepia apsisukti, tai jau čia neriboto ploto apsisukimas, o tiesiog sankryžos apsisukimas. Važiuoju didelę salą, vadinas važiuoju iki priekį, apsisuku. Iš priekio automobiliai pagrindinis kaip ir aš, tai aš juos turiu prasileisti, nes apsisuku. Tada prasileidus, degalinė nėra pagrindinis, o išvažiavimas, tai aš jų nelaukiu.
Išsisukau, žiūriu tik į dešinę, o nieko man nesako, rikiuojuos, pasižiūriu į juostą tiesiai. Toliau, kiekvienas privalo sustoti prie ženklo stop, nesvarbu ar buvom šalia, bet tiesiog, kai kitą mašiną išvažiavo, turim dar kartą sustoti. Ženklas rodo tik tiesiai. Tai va, privažiavau, sustojau, 1, 2, 3, tada žiūriu, prasileidžiu. Stoviu su paruošta pirmą pavarą, jeigu su mechaninė pavarų dėžė, nes aš esu pirmą eilė ir turi būti pasiruošus bet kuriuo atveju išvažiuoti. Tai reiškia, laikau sankabą daugiau nei 3 sekundės, nes čia ne apie tą yra dalyką. Šalutinis į kairę, rodau posūkį į kairę. Ir negreitėjai, nes esu šalutinis. Ištisinės, aišku, nepaimu ir bortą nepaimu. Ir tada pasižiūriu, laisvą antrą juostą galėčiau rikiuoti. Tai dar grinai per petį turi pasižiūrėti, nes čia paeit gali vieną į kitą 2 juostas. Ir aš apsisuksiu, tai dar kart nerikiuoju. Nuo kairės į pirmą juostą negaliu rikiuoti per vieną kartą, atskirai po vieną kartą. Tai reiškia, keičiam eismo juostą po vieną, kai jų yra daugiau nei 2. Ir salelės apsisukim, kai salelė mažytė, veidrodis už salelės ir susuku priekį, praleidžiu priekinės mašinas, apsisukimą užbaigiu prie dešinio borto. Tai vėl esu prie to patys, ženklas tiesiai arba į kairę. Tai dabar mano juosta, ne kažką veidrodėlį pasakysiu, mano juosta leidžia tiesiai, kaip važiavau, arba į kairę. Tai jeigu į kairę, įjungiu posūkį į kairę ir sukuos savo juosto į kairę, man praleis nieko nereikia. O jeigu būčiau iš antros juostos, tai dabar dar ir grįžimą turėčiau pasidaryti. Po šono yra greitėjimo juosta dešiniai. Tai niekada nestokit į aklą zoną kitam automobiliui, tai arba greitai praspaudžiat, arba jau tada užsileidžiat. Ir reguliuojamai suksimės į dešinę. Prie šio šviesoforo bus papildoma lentelė posūkiui į dešinę, ne sekcijinis šviesoforas, o tiesiog ta lentelė, kurios kartais nesuprantate, tai pasitikrinti teorinę žinią. Šiaip, kada stojat prie kito automobilio, tai taip, kad išeitų išvažiuoti, jeigu jam atitiktų avarinę situaciją ir jisai įjungtų avarinį. Tai dabar žalias šviesoforas, tada lentelė negalioja, tiesiog jeigu žalias šviesoforas važiuoja į dešinę. Jeigu būtų buvęs raudonas, būčiau turėjus sustoti. Ir tik tada važiuoti į dešinę, jeigu apsižiūrėjus, matau, kad kelias laisvas. Toliau laikomės pagrindinės krypties, išsišakuojame, tai sankryžą žiūrim pagrindinis į dešinę. Dar nerodau, nes įvažiavimas į kiemą ir rodau, nes jau esu prie sankryžos. Šalutinis ir tik į dešinę, tai privalomas posūkio signalas. Jeigu per daug ten toli nuvažiuočiau, tai paskui kairės normaliai nematysiu, tai šiek tiek anksčiau prisistabdau. Ir matau, kad žalias šviesoforas reiškia, man net neverta važiuoti priekį, aš tiesiog laukiu, o eismas didelis, tai tiesiog laukiu čia. Jų šviesoforas pradėjo mirkčiot, pasiruošiu pirmą pavarą, po truputį važiuoju į priekį, nes iš dešinės pėsčiųjų nėra, iš kairės irgi nėra. Ir lendu į pirmą eismo juostą. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu iš šalutinio sukat į dešinę ir pagrindinis turi 2 juostas, abi ir turi būti laisvas išlendant. Už 300 metrų suksimės į kairę, tai yra duotas leidimas keisti eismo juostą, jeigu tą suprantat kaip leidimą. Tai vat, jeigu aš žinau, kad kažkur suksiu į kairę, tai aš ir pasirikiuoju, kol laisva, kol punktyrai, kol mašinų daug nėra. Aišku, kada reikia sukti kairę, reikia patiem ir žiūrėti, kada ta kairė leistina, nes tarkim čia po kairę yra dabar sankryža, bet ištisinės draudžia sukti į kairę, tai aš laukiu kitos sankryžos. Jeigu būtų užstatyta navigacija, tiesiog fiziškai matyčiau, kur tikrai reikia važiuoti, nes rodiklėlę rodytų. Tai va, suksiu į kairę. Sukdama į kairę turiu galvoti ne tik apie priekinės mašinas, bet ir eismą kairėje, tai yra pėsčiuosius. Jeigu numatau tarpą, bet pėsčiųjų perėja užimta, aš negaliu važiuoti. Tai va, tada būtų tarpas, bet dviratis tuoj pravažiuos. Tai aš tiesiog negaliu suktis, nes aš turėčiau sustoti ant eismo priešinio ir būtų avarija, o egzamino metu tiesiog jums užstabdytų ir neišlaikytas būtų egzaminas.
irgi stovi su paruošta pavara, nes stoju pirmą ir tiesiog, kai jau matysiu, kad yra tarpas, vysiu. Nu, va dabar tarpas, pažiūriu pėsčiųjų, nieka, aha, nieka, yra. Būtų nereikia pavaris. Nu, tai va, po to vyra tikrai nieka nebėra, bet aišku, jau čia dabar ir raudonas. Nors ir raudonas vis tiek čia negaliu sustoti. Tai viską nužiūrėjus, matau, kad nieko nėra. Šiaip dabar jau į zoną 30 važiuojam, pavažiuosiu į dešinę. Tie, kas su savo tėvais važinėjatės. Beje, egzamino metu vat yra krūmo šakelė. Jeigu su veidrodėliu krūmo šakelę paliečiam, kritinė klaida. Nesvarbu, kaip žmonės gyvenime važiuoja, bet per egzaminą būtų kritinė klaida. Apvažiuoju, matau, kad būsiu šalutinis, privažiavus sankryžą to ženklo nebematysiu, nes nėra jo kur čia pastatyti. Tai aš tiesiog turiu prisiminti, kad esu šalutinis, dairaus ir maža gatvelė priekis iki vidurio ir tik tada suku. Tai reiškia, veidrodėlį kairiai pusėj įsivežu iki vidurio gatvės. 30 greitis. Tai 30 greitį važiuojam su 3 pavara. Toliau, dėl ko pasukau į šitą kelią, tai dėl tų, kurie mokinasi su savo tėvais, nu, tiesiog šeimos instruktorium, jeigu norit įkalnę neblogą visai pasivažiuoti, tai vat būtent toj sankryžoj ir bus. Tai suksiu į kairę, esu pagrindinis, priekis nusisuka ir aš nusisuku. Viduriukas ir sukam, tiesinam link krašto. Tai dabar būsiu šalutinis, privalėsiu sustoti, dėl to, kad matomumas iš kairės iš dešinės yra 0. Tai negaliu iššokti kelią, tai tiesiog užsispaudžiu sankabą, stabdį ir į dešinę važiuosiu. Tai va šičia ta įkalnė visai nebloga, nes plius turiu tvarkingai įsisukti dešinę, neiššoks per 2 juostas, numatyti kelią, kad tikrai tilpsiu. Tai va šičia galėtumėt pasivažinėti. Toliau, jeigu jau būtų nustatyta navigacija grįžti į registrą, egzaminuotojas turi teisę pridėti papildomus pasukimus arba pratimus, jeigu jie dar neatlikti. Tai nereiškia, jeigu navigacija veikia, tai tik tai pagal ją ir važiuosit. Tai tarkim dabar važiuočiau tiesiai, bet man paprašė pasukti kairę. Aš pasukau į kairę, priekis dar toli, dėl to ir sukuos. Ir navigacija vėl tarkim persistatytų, kad vėl sukam į kairę. Tai dėl ko taip galėtų padaryti, kad tiesiog pridėtų vienpusį eismą, patikrint, kaip suprantam vienpusį. Tai dabar privažiuoju kelio susikirtimą su vienpusį eismu, galėčiau važiuoti tiesiai, į kairę ir apsisukti, bet negaliu sukti dešinę, nes iš dešinės atvažiuoja vienpusis eismas. Kol priekis laisvas galiu išvažiuoti, nes jau vienpusis laisvas. Ir įsukau į vienpusį. Toliau matau įspėjamąjį apie dvipusį ir nurodomąjį, jog dvipusis prasideda. Bet jeigu man liepia į kairę, aš vis dar vienpusiam rikiuoju prie gairelių, rodau į kairę, šonai yra šalutiniai ženklai, tai reiškia šonų nereikia praleisti, priekis dar toli, viduriukas veidrodėlis, suku į kairę, tiesinu prie borto arba prie dešinio krašto, kitaip tariant. Toliau esu šalutinis, išvažiavau iš vienpusio, toliau nebuvo ženklo vienpusis, reiškia esu dvipusis. Tai suksiu į kairę, jokių rikiavimų, nes esu nebe vienpusiam. Žiūriu, šonai laisvi, priekis laisvas, viduriukas, sukam. Tai smulkiuose gatvelėse yra labai svarbu, kaip sukam į kairę arba kaip sukam į dešinę, tam, kad nenukirst kampo arba neišvažiuot, tarkim, į dešinę per 2 juostas. Tai šitam rajone besimokantiems savarankiškai labai gerai mokytis vien dėl to, kad nėra bortelių ir tėvai nebijos, kad užkabinsit bortą. Tiesiog, kad žolę palėsit, niekas nematys. Jeigu važiuojam 30 zonoj, tai važiuojam su 3 pavara, o greitį palaikom tik tiek, kiek reikia. Tai įvažiavus į tą rajoniuką parodžiau, kur yra viena įkalnė ir parodysiu, kur yra dar viena įkalnė, kurioje kažkodėl stebuklingai su regitrą tiek kartų užgesat, kad ašarą nubraukėt. Tai tie, kas
Šiauliuose jau laikė, tai tikrai atpažįsta tas gatvelės, o kurie dar tik laikysit pasirinkę mūsų miestą, sėkmytės. Tai dabar atsuksimės į kairę, vis dar dvipusis, reiškia iš savo eismo juostos, neturi trikampiukų, esu pagrindinis, prieki mašina toli, veidrodis iki pusės ir sukuos. Kai sukuos, tai žiūriu į kairę, aišku, o nebe į priekį, ir vėl matau tą patį vienpusį eismą, tik jau su įkalne. Tai vat, prie tos įkalnės kažkodėl užgesta daug kartų. Yra žmonių, kurie nuo čia, tarkim, pasiruošiau pirmą ir su pirmą rieda kaip aikštelėje ant sankabos. Galima, bet jeigu pamačiau mašiną, vis tiek turiu sustoti. Tai va, dabar man taip ir gavas. Tai įkalnis, išvažiavimas, sankabą pastatau iki stabdžio, pasiduodu gazą ir atpalaiduodama sankabą išvažiuoju. Tai su sankaba, su gazu kartu. Su pirma pavara sankabą galima laikyti. Čia ties 3 sekundės yra ne apie sankabos laikymą su pirma pavara, o apie tai, kad kiti pakeič pavarą ir nemok sankabos paleisti. Nu, tai čia vat apie tai. Tai va, nu čia geras tamsas. Žodžiu. Matot, kaip būna. Važiuosim į kairę, prie gairėlinės vienpusis ir iki viduriuko, nes esu pagrindinis. Veidrodis vidurys, žiūriu į kairę, suku ir žiūriu per priekinį, tiesinu ir prie krašto. Išvažiavau iš vienpusio, ženklo vienpusis nebebuvo, reiškia, esu dvipusiam eisme. Suksiu į kairę, rodau. Smulkesnę gatvę, tai šiek tiek dešiniau, kad iš pagrindinio, kas suktų, nenuneštų man priekį. Pasiruošiu pirmą ir po truputį dairaus, nieko nėra, iki viduriuko, susisuku ir leidžiu vairui atsisukti tarp rankų, jeigu reik pabaigiu tiesinimą su rankom. Tai tarp delnų slidimas yra leistinas, taip švelniau atsisuka vairas. Dėl ko neskubu, dėl to, kad žmogus važiuodams atbuliniu tikrai manęs nemato, o avarijos padaryti nenoriu. Žmogus gatvėje neturi manęs įsigąst, rodau posūkį ir apsivažiuoju. Beje, 20 čia 30 zona, bet jeigu 20 zonai lenkimas yra draudžiamas, nebent eina žmogus apvažiavimas arba stovi automobilis apvažiavimas, tai 20 zonai net paspirtuką arba dviračią net negalėtumėt lenkti, nes tai yra transporto priemonės. O 30 zonai jau lenkimas yra leidžiamas. Ir pešiųjų eismą labiau kontroliuojam 20 zonai, bet kaip ir sakiau, jeigu eina pėstysis per važiuojamąją dalį, mes jį kaip automobilį apvažiuojam, kad žmogus dėl mūsų į purvynus neturėtų nulipti. Dabar turėsim stop ženklą ir kiekvienas papildomai turi sustoti prie stop ženklo ir tik tada su sankaba arba automatiko, jeigu su automatinė pavarų dėžė, tada sustabdžiu įvažiuojam į matomumo zoną, nes nėra čia matomumo, čia krūmai ir ten medžiai. Žodžiu, kai sustosiu, tai tik su sankaba kaip aikštelį važiuosiu į priekį. Tai dabar jau skaitaus, kad sustojau prie stopo. Ant laisvo laukiu dėl to, kad nestoviu pirmą. Važiuosiu tiesiai, tai man tik šonus prasileisti. Jeigu sukčiau į kairę, tai pirmiausia praleisčiau priekį ir tik tada žiūrėčiau, ar šonai laisvi. Tai reiškia, šiuo atveju man mažesnis praleidimas, o jeigu va, kaip tas priekinis sanas, tai jam daugiau reikia praleisti. Pasiruošiau sankabikę, su sankaba judu į priekį, žiūriu kairę dėl to, kad nuo kairės man prasideda eismas, ne? Tai va, kairė laisva, žiūriu dešinę, nieka nėra dugnas, gazas kartu su sankaba. Ir jeigu prašo sustoti prie keliukų, nestoti, čia jau nebe 30, o didesnis greitis, ne, tai 50, va, parodau posūkį, apsidairau
arčiau krašto, sustoju ir noriu pradėti važiuoti, tai kol neprivažiavo mašina, išstartuoju, nes kitaip jau turėčiau jo sulaukti. Toliau sankryžoje važiuosim pagrindiniu keliu, rodau į dešinę. Po dešinę matom, kad bus kliūtis, reiškia, sukdama žiūriu, kur mano punktyrai arba linija. Vat yra čia, aš taip ir sukuos ir jeigu man reikia, aš šiek tiek anksčiau atleidžiu vairą, kad saugesniu atstumu išsisukčiau. Tai čia aš nieko, ta kritinė būtų tik tai tada, kai jūs reikiuojat tarp eismo juostų ir kertat ištisinę. O kad aš išsisukdama ant linijos užlipau, tai viskas ok, jeigu ten šalia buvo kliūtis, nes važiuot arti yra kritinė. Toliau pasidarysiu T formą pirmą kartą šitoje vietoje, nes tik tai darot jūs, ane? Tai va, pasidarysiu T formą, prilietinu ir rodau, kad stoju. Dėl ko darom čia, nes vėl bus įkalnė. Tai prasileidžiu iš galo, iš kiemo, jeigu pėstieji irgi prasileidžiu, priekį prasileidžiu. Ir tada įsivežu šoninę rankenėlę ir sukuos aplinkui, užlaikau ir išsitiesinu ir įleidžiu į nuokalnę mašiną. Tai va, vėl turim dar vieną įkalnę. Matot, tam rajone galit net 3 kartus gerą įkalnę gauti. Tai vėl pasiruošiu, ir beje, sukant į dešinę, nepradėkim per anksti suktis, pakylu. Ir tada tik tai sukuos, kai veidrodis už bortelį, nes jeigu per anksti nusinešit bortelį iš dešinės. Sankryžoje suksiu į kairę, per anksti nereikiuoju, nes matau, kad atvažiuoju mašiną, kuriai bus kliūtis. Dabar rodau ir prisislenku. Ir nelipu ant ištisinės, nes man dabar lip draudžiama. Nes gaunu, kad aš noriu skubėti, o ne dėl to, kad tokia būtinybė. Tai vat nenoriu skubėti, leidžiu jiem pavažiuoti ir tada tik tai įvažiuoju kaip pilnai laisva. Ir jau baigia šviesoforas. Dabar šitoj sankryžoje. Po kairę turim ištisinę, kuri toliau pereina į punktyrinę liniją. Jeigu aš įvažiuosiu į sankryžą kaip kairysis punktyriuku, taip kaip rodyklinis, kad užsidegtų šviesoforas, tada tam raudonam mikriukui be šansų važiuoti tiesiai, nes aš ten stovėsiu. Tai šita sankryža nėra 90 laipsnių kampo, o yra tiesiog kaip vingis. Tai jeigu noriu važiuoti kairę, turiu pagalvoti apie priekinės mašinas, kad abi galbūt juostos važiuos pas mus, ne? Tai aš negaliu paimti jų eismo juostos. Tai dabar, kai užsidegs žalias, aišku, jeigu nebus užblokuota sankryža, stebėkit, kaip įvažiuoju į pačią sankryžą. Čia esmė yra, kaip sustojimą pasidarau. Tai ne pagal kairį šoną aš važiuosiu, o pagal dešinį šoną. Tik iš dešinės, aišku, ištisinės nepasiimti. Kai bus man žalia, raudonui bus žalia ir pėsčiajam po kairę irgi bus žalia. Bet aišku, kol aš išvažiuosiu, to pėsčiaja tai tikrai nebebus. Pirmai juostai irgi bus žalias šviesoforas, tai tik tiek, kad per raudoną mikriuką nesimato. Tai va, aš laukiu, kol pravažiuoju savo perėją. Pervažiavus perėją pasikreipiu į vidurį sankryžos, kad jie iš priekio galėtų važiuoti. Iš dešinės mašinas turi raudoną, tai man jos net nesvarbu. Ir stebiu, jeigu jau priekinė sustoja, reiškia, aš turiu suktis, nes mano šviesoforas pasibaigė. Šitoj sankryžoje nėra šviesoforo vidury įvažiavus. Tai jūs tiesiog pagal priekinės mašinas turi suprasti, kada baigėsi šviesoforo signalas. Jeigu priekinė sustoja, faktas, kad pasibaigė šviesoforo signalas. Perėjas atskirai stabdyti nereikia, jeigu geras matomumas, jeigu dideli gabaritai užstoja, tarkim važiuoja šalia fūra ar autobusas, tai tada jau reiktų stabdytis, jeigu kelią nematom. Reguliuojamai suksiu į dešinę. Iškart pasižiūriu, kad pėstysis baigia praeiti, dviračių nėra.
ir sukuos be sankabos su antra. Ir čia jau būtų aklagatvis gale, tai pratimai ribotas plotas. Jeigu ribotas plotas, tai gali įvardinti nebūtinai ribotas plotas, tai tarkim sakytų apsisukite. Tai dvipusiam eisme po vieną eismo juostą pirmiausia stojam dešiniau, iš ko supras, kad čia yra po vieną. Punktyrinė linija žymi dvipusį po vieną, dvi ištisinės žymi dvipusį po dvi, ne? Ir daugiau juostų. Tai jeigu yra punktyrinė juosta, tai reiškia, kad aš suprantu, kad aš esu dvipusiam ir apsisukimą darysiu ne per vieną kartą, bet panaudojant atbulinę eigą. Tai ar pasakys apsisukite, ar pasakys atlikite ribotą plotą, vienas ir tas pats. Tarkim, apsisukite naudojant atbulinį. Nu tai va, ir bus ribotas plotas. Tai sustojau su dešiniu, tada apsidairau, jeigu yra lenkiančių laukiu, ir tada pakeičiu į kairę ir užsisuku. Sustoju nuo borto saugiu atstumu, jeigu egzaminuotojai bus nesaugus sustabdys, nieks neleis priekę nunešti. Reiškia, negalit privažiuoti taip, kad atrodytų, kad tuoj atsitrenksit. Jumis tiesiog sustabdys. Pakeičiu posūkį, apsidairau, pasikeitus aišku pavarą ir tada pradedu riedėti, vairą susisuku. Vėlgi atsistumiu tik tiek, kiek man trūko, o ne į bortelį, kad mane sustabdytų. Jeigu didesnė gatvė, pilnai atsistumti nereikia. Ir rodau posūkį ir jau kai baigiu pratimą viskas, gazuojam, važiuojam. Nebūtinai jūs čia iškart darysit tą C-formą, ką esat pripratę galbūt su savo mokykla. Tai va čia C-formą su tėvais galit pasibandyti. Dabar toliau, jeigu turi kliūtį išsirikiuoja, biškai nesirikiuoja, nes mašina lenkia. Ir čia, jeigu dabar taip, va, pavyzdžiui, įparkuočiau priekiu, galiu pasižiūrėti, sustoju su tą mašiną tinkamu atstumu, bet pažiūrėjus į veidrodėlį matau, kad mano mašinos galas grinai su tuo pasukimu. Tai jeigu padaryčiau čia lygiagretų pratimą iš gatvės atbulinių, mano galas jau yra praktiškai tiem prie įvažiavimo. Tai tokioj vietoj parkuotis negalėčiau. Tai kaip pasako, pasirinkite vietą, išsirinkit ne prie keliukų, ne prie vartų, ten, kur galima parkuoti. Tarkim, čia prie šito automobilio galėčiau, po jo jau tas automobilis neteisingai priparkavęs prie vartų. Nu tai vat ir žiūrit, kur galit, kur negalit. Ir reguliuojamai suksimės į dešinę. Jeigu sukčiau į kairę, nerodyčiau, kad grįžtų dešiniau, o tiesiog įjungčiau į kairę ir šiek tiek pakreipčiau, kad būčiau už linijos. Jeigu važiuoju į dešinę, galiu ir rodyti dešinę. Prie sankryžų nerodom netikrų posūkių, kurie nereiškia, kad mes ten ir važiuojam. Nes pradėjus dešinę kairę, nieks nebesupras, kur norit važiuoti. Nu, čia jau per raudoną kalt. Paprastas šviesoforas, jeigu sukam į dešinę, pėsčiuosius tektų praleisti po dešinę. Pėsčiųjų nėra, vadinasi, išstartuoju ir važiuoju. Bet čia toj gatvėj, kur dabar stovim, visada stovi mašinos už nugaros. Ir visada jums reikia daryti tą grįžimą ale. Bet jeigu jūs iš šitos sankryžos į kairę sukat, tikrai nerodykit į dešinę, o tiesiog iškart rodykit, kad į kairę, o mašiną tik paslinkit, kad būtų jinai dešiniau. Ir nelabai dešiniau, o palei liniją. Vidurio linija yra tam, kad važiuotumėt į kairę, ne? Tai žodžiu. Kągi, turime geležinkelio pervažą be stop ženklo, reiškia sustoti nereikia, jeigu nėra raudono šviesoforo, bet prilietinti atsižvelgiant į bėgių būklę. Apsidairau iš anksto, nieko nesidairau, nes jeigu dabar dairaus,
Tai jeigu yra traukinys, tai mane jau pervažiavo traukinys, ne? Tai reiškia dairytis prieš pervažą reikia, ne ant pervažos. Ir jeigu du bėgiai, nu tai iš tolo ir abi pusės ir mato mane, ir važiuosim į dešinę. Pasirikiavus į dešinę, ganėtinai ilgą lėtėjimo juostą, reiškia, aš išjungiu dar posūkį ir priartėjus vėl įjungsiu posūkį. Ir į dešinę galima važiuoti per rodyklinį į dešinę arba per paprastą šviesoforą į dešinę. Per rodyklinį nieko nepraleidžiam, per paprastą pėsčiuosius dešiniai pusiai. Savo po dešinę irgi mėgs pasidaryti formą šitoj va vietoj. Tai ne kažką vietą gali iškart pasakyti, nes aktyvus kiemas šalia šviesoforas tai yra sudėtinga vieta atlikinėti formą, pavojinga vieta atlikinėti formą, nu bet ką gausim, tą gausim. Suksim į dešinę, į registrą. Dar kiemas turėtų būti atidarytas, tai įvažiuosim šį kartą pilnai. Tai čia 50, bet į kiemą 20. Tai vėl prisilietinu, jungios antrą. Neišsiplečiu per dvi juostas, žiūriu kliūtį iš dešinės pėsčiųjų pirmumas. Praleidžiu, jeigu ką, priekį, iki viduriuko, suku. Praleidžiu pėsčiuosius, sankabą stabdis. Riedu. Žiūriu iš dešinės, kad nebūtų. Ir tada būtų į kairę į aikštelę. Priekį, aišku, prasileis. Tai dabar čia kiekvienoj toj vietoj dešinės rankos taisyklė, vėl dešinės rankos taisyklė, tai niekur mano pirmumo nėra. Ir čia visur 20 greitis. Tai irgi, jeigu negavot gatvėj pratimų, galit gauti čia. Tai vat pasuku į dešinę, užsisuku, išsitiesinu, stoju, jungiu atbulinį, pažiūriu galą, aikštelę fūra, kad neišvažinėtų, jeigu egzaminas. Ir sukuos palei dešinį bortą. Kartoju posūkį, jeigu atšoko, ištiesinu ratus, kartoju posūkį. Viskas, padariau. Toliau apsisuku. Posūkis nuo krašto iki ribos. Apsidairau, posūkis. Atsistumiu. Veidrodėlis ties pusę kelio, reiškia, jau apsisuksiu, vėl susisuku. Ir čia šiandien ir baigsim. Tai va, po dešinę yra... Po dešinę turim regitros aikštelę, kurioj pradedat egzaminą. Tam visam plote leidžia išsibandyti automobilį. Tai išsibandyti, ką tai reiškia, sankabą pasižiūrėti, atbulinį pavažiuoti, sankabą gazas, pastartavimą pasidaryti, apsižiūrėti klausimus, ar visus gebėtumėt atsakyti, kur ten avarinis, kaip valytuvai veikia ir panašiai. Tai visą tai susižiūrit, kol dar neprasidėjo egzaminas, ne? Ir kai jau egzaminai būnat pasiruošę, jūs pradedat nuo atsakymo į 3 klausimus, kurie šiuo metu jau atsakomi tik sėdint automobilyje. Atsakius į klausimus galit pradėti egzaminą. Tai jeigu pradėtumėt nuo už manęs tos vartų dalies, tai dar pravažiuojant pro tekančius vartus reiktų išsileisti iš dešinės, nes dešinės rankos taisyklė, bet jeigu pradeda ten pradžioj išvažiavimą, tai jum tik pėstieji, nes aikštutėj po dešinę išvažiuojant, tai tik vienintelė va vieta, jeigu nuo pradžios pradėtumėt. O paskui tenais išvažiavus, išsisukus, jau būtumėt prie sankryžos. O sankryžai būtumėt šalutinis, tai jau tiesiog taisyklės pritaikot pagal pirmumo ženklus. Va tiek šiandien. Taip, kad Donelaičio kapinių rajoniuke 30 yra vietų, kur galit įkalnes pasimokinti.
įsivažiuoti į kalnes, teisingus sukimus į dešinę, teisingus sukimus į kairę, į dešinę nuplatinant tik į savo šoną, o į kairę nenukertant kampų. Mokytis ten yra lengviau negu visur kitur, nes nėra niekur bortelių, kuriuos būtų galima užkabinti. Ir reiktų mokytis susukus, leisti vairui sklandžiai suktis atgal tarp delnų, o ne atsukinėti su rankom. Tai yra paprastesnis būdas vairuoti ir sklandesnis. Iki kito karto.